Sveiki, aš esu Agnė Norkevičiūtė ir šiandien pristatysiu Jums gamifikacijos metodus. Jų yra labai daug. Tai ir paskyrimo dinamika, elgesio momentas, palaimingas produktyvumas, bonusai, optimizmas, loterija. Jų yra labai daug. Keletą iš jų mes aptarsime detaliau. Taigi, pasiekimai. Visi žinome tą palaimingai gerą jausmą, kuomet darome darbą ir pagaliau pasiekėme tikslo. Žaidime ir gamifikacijos situacijose tie pasiekimai dažniausiai būna užrakinti. Tai reiškia, kad reikia atlikti tam tikrą seriją užduočių, kad gautum tą pasiekimą ir laimėjimą. Iš tikrųjų, tai labai veikia žaidėjus, juos motyvuoja ir įtraukia į bet kokią veiklą. Paskyrimo dinamika. Tai reiškia, kad žaidėjas iš anksto numatytų laiku turi atsidurti tam tikroje vietoje. Tarkim, jeigu per tam tikrą valandų kiekį jisai neprisijungs prie Farmville, tai gali būti, kad derlius bus blogas. Taip pat, jeigu nepamaitins tam tikro žvėrelio savo kompiuterinėme žaidime, jisai nugaiš. Gyvenime tokie pavyzdžiai yra kaip, tarkim, laimingosios valandos. Atėjęs į barą, tarkim, nuo 8 iki 10, užsisakęs vieną gėrimą, antrąjį gausi nemokamai. Visą tai galima pritaikyti įvairiose situacijose. Kitas gamifikacijos metodas tai yra elgesio momentas. Kaip sako žaidimų dizainerė Jessie Shell, jeigu tai nebūtų naudinga, aš nebūčiau praleidusi 10 valandų žaisdama Farmville. Tai reiškia, kad ir ką mes darytumėm, turime pritraukti žaidėjus taip, kad jie jaustų atliekamų veiksmų naudą. Palaimingas produktyvumas. Keistas dalykas, kad kai kurie žaidėjai praleidžia per savaitę maždaug 22 valandas žaisdami žaidimus. Tai jau beveik pusę etato per savaitę. Ir kodėl jie tai daro? Todėl, kad galbūt gyvenime ne visą laiką gali patirti gerus rezultatus pasiekti, o žaidime jie jaučiasi laimingesni negu nieko neveikdami ir gaudami gerus rezultatus. Taip pat yra bonusai. Bonusai tai apdovanojimai už atliktus darbus, už pereitus lygius, iššūkius, kurie taip pat motyvuoja žaisti, didina azartą kiekviename žaidėjuje. Bendruomenės bendradarbiavimas. Tai žaidimo dinamika, kuomet žaidžia ne vienas žaidėjas, o žaidžiama 2, 3 ar netgi didesnėje grupėje. Ir gerų rezultatų pasiekti galima tik tada, kai darbą atlieki ne vienas, o komandoje. Šioje vietoje labai svarbus yra komandinis aspektas ir sugebėjimas bendradarbiauti bei sutarti su kitais. Atgalinis skaičiavimas – tai tam tikras laiko limitas, tam tikras laiko tarpas, per kurį žaidėjas turi atlikti numatytas užduotis. Jeigu jisai nespės to padaryti, tai jisai nepasieks reikiamų rezultatų, nepereis į kitą lygį. Atradimai – tai, ar kitaip vadinami, tyrinėjimais. Jie labai motyvuoja ir įtraukia žaidėją žaisti, kadangi atversdamas vienus ar kitus puslapius, jis atranda vis naujos ir įdomesnės informacijos, pereina į kitus lygius. Epinė reikšmė. Epinė reikšmė tai toks metodas, kai žaidėjas jaučia, kad jis yra kažkokios didelės sistemos dalis ir tai, ką jisai daro, ką jisai žaidžia, ar renka kažkokius tai taškus, yra labai didelio mechanizmo dalis. Ir jeigu jis to nepadarys, tai tiesiog projektas nebus įgyvendintas, kad daug kas priklauso nuo jo ir kad tai yra labai labai svarbu. Lygiai, tai ėjimas per lygius žaidėją motyvuoja vis kilti į aukštesnę ir aukštesnę kategoriją, neatsitraukti nuo to žaidimo ir iš jo neišeisti, kol jis nepasieks geriausio rezultato. Praradimo baimė, tai tokia žaidimo mechanika, kuomet žaidėjas negauna kažkokius tai papildomus taškus, tačiau negauna bausmės. Tai reiškia, kad jeigu jis nepasinaudos tam tikrais puslapiais ar tam tikrais įrankiais, jisai praras statusą arba taškus. Ir pagaliau statusas. Labai dažnai žaidėjai žaidžia ir dėl to, kad pasiektų tam tikrą statusą, galėtų konkuruoti su kitais žaidimo nariais. Taigi aptarėme keletą gamifikacijos metodų. Jų yra ir daugiau. Dabar paskiriu Jums užduotėlę. Sugalvokite, kokius dar metodus būtų galima naudoti gamifikacijoje.